Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras visi, kurie besiklauso mūsų dabar tiesiogiai, tai yra penktadienį 7 val. Vakaro, tai žmonės jau beveik naujieji metai, man net keista iš tiesų čia dabar prisėsti ir su jumis šnekėtis, bet luktelkit, tuoj turėsiu pasitaisyti, nes mano ausinės mane kaip visada erzina, aš niekada nesuprasiu žmonių, kurie su jomis, ta prasme, užsidėję ausinės, ta prasme, sugeba šnekėti mikrofoną, taigi, sugrįžtam atgal. Taigi, sveiki dar kartą. Kaip jums sekas? Žmonės jau beveik 24 metai, jau beveik sumušė mūsų rekordą, sakykime, transliavimo rekordą apskritai mes, tiek ir išgyvenimo rekordą, net nežinau kaip tą kitaip pasakyti. Matau, nemažai žmonių yra prisijungę internetu, tai džiaugiamės, kad prisijungėt. Nežinau, ar klausotės kažkas Klaipėdoj, galbūt ir per FM bangomis. Tikiuosi, kad klausotės, tai tikiuosi, kad bus šiandien įdomu, nes šiandien kalbėsim įdomiamis temomis, šviečiamosiomis ir kultūrinėmis temomis. Tai kalbėsim apie vieną tokį šiek tiek galbūt sulaukėjusi žmogų, sulaukėjusi vaiką vadinamai Kasparą Hauserį. Bet iki to laiko mes dar šiek tiek pasiaiškinkim keliais klausimais, nes, kaip žinia, kai kurie žmonės kartais parašo klausimą į eterį, galbūt atsakyti. Palieka tokius gal, kaip sakykim, namų darbus, galbūt čia man ar kažkam kitam, nežinau, bet tikėtina, kad aš atsakyčiau. Tai klausimai labai paprasti, jie vos keli ir pirmas klausimas būtų, ar galima tikėtis naujų vedėjų. Tai iš esmės, nuostabus klausimas, bet man atrodo, buvau kažkada atsakęs. Ateityje, jeigu pavyks, žinoma, bet iš vienos pusės gal prisipažinsiu, nėra taip lengva rasti žmonių, galbūt, kurie norėtų kalbėti su savimi taip eteryje, taip, nesigėdit galbūt eterio, arba kalbėti su manim tokiamis temomis, kokiamis aš mėgstu šnekėtis. Žinot, žmonės gali, žinoma, pasiūlyti visada tą galimybę pašnekėti per eterį ir panašiai, bet, jiem patiem tai nelabai įdomu. Visme, gal taip pasakykim, taip paprastai tariant, tiem žmonėm nelabai įdomu tokiamis temomis šnekėti. Galbūt jiem labiau įdomu yra šnekėti kitokiamis temomis. Ir jeigu duočiau jums pavyzdį, nežinau, gal jums irgi būtų įdomu, bet tiem žmonėm yra dažniau kalbėti astrologiniam temomis įdomiau. Kaip pavyzdys, nežinau, teko jau susipažinti su kai kokiais galbūt, nežinau, potencialiais gal vedėjais, nežinau. Ir jie labiau nori šnekėti tokiais labiau ezoteriniais galbūt dalykais, labiau tokiais, prisipažinsiu, mano nuomonė, labai fanatiškais dalykais šnekėti. Kai žinot, tais dalykais, kur tu mėgsti tos dalykus, bet jau mėgsti iki žalingumo, ta prasme, tas tavo pomėgis tampa jau beveik žalingas. Tai tie žmonės nenori kalbėtis, tarkim, apie muziką ar apie kažkokią techniką ar kažką panašaus, jie nori šnekėtis apie žvaigždžių magiją ir panašiai, ir aš nežinau, ar jūs norite to klausytis dalyko. Ta prasme, žinoma, mes apie sąmokslus šnekam čia pastoviai, čia irgi nėra tema, kurią labai žmonės mėgsta. Bet mes bandom tą paliesti iš labai racionalios pusės, tuo tarpu kai kurie vedėjai labai nori, kaip čia pasakius, galbūt labiau propagandiškai, labiau propagandos savo vesti ir iki tiek mes nelabai norim eiti. Turėsime iki tiek nukrist. Nežinau, nebent jums labai tai įdomu yra, žinot, kalbėti apie astrologiją ir kaip viskas priklauso nuo to, kada jūs gimėt ir panašiai. Čia, nepykit, mano nuomonė, tai yra melas. Bet tai yra melas, nors, žinoma, žmonės vis tiek tu prasme skaito horoskopus ir juos labai mėgsta ir panašiai čia. Savaime suprantama, žmonės viens po kito eina ir sako, kad aš tos horoskopus ir tas prognozes aš pats rašau, nes čia mano darbas yra, tarkim, ir panašiai, bet žmonės vis tiek jais netiki, galvoja, kad čia yra kažkokia žvaigždžių magija, kuri kažką reiškia. Tiesiog tai yra dirbtinio intelekto sugeneruoti straipsniai, žinokit, nepykit. Nepykit, kad susprogdinau jūsų burbulą ir svajonės. Bet gerai, ne esmė, šiek tiek nusiritau. Esmė paprasta. Vedėjų šiuo metu naujų nėra, bet galbūt ateityje bus, nežinau, labai norėčiau. Iš ties labai norėčiau turėti kompanijos, galima sakyti, bet norėčiau ir turėti kompanijos, kuri mėgsta kalbėti ir diskutuoti tokiamis temomis, bet kartu ir turėti savo pomėgių, kurie nėra iki fanatizmo, sakykime. Tai pati radio stotis turi išlaikyti savo, žinot, savo keistumą, galbūt savo tą tikslą pateikti tam tikras temas ir panašiai. Judant toliau, tai sekantis klausimas, jis gal toks, gal keistas, labai asmeniškas, čia net bus keista atsakyti, ar nepavargsti? Taip, pavargstu. Nežinau, kaip čia pasakyti, kaip kitaip atsakyti. Čia tikriausiai klausia, ar nepavargsti, to prasme apskritai, daryti tai, ką aš dabar darau, tai yra kalbėti su jumis. Ir, išties, nežinau, pabandykit pabūt galbūt mano vietoje, kai kurie išties tiesiog ateini vakare grįžti po dieninio darbo, galima sakyti, ar ne, kaip aš.
tu prisėdi prie mikrofono ir tu dar atiduodi kokias 2-3 valandas, šitam dalykui. Realiai, gyvenimo labai mažai turi savo, galima sakyti gal taip. Radijas iš ties atima nemažai laiko, aš to nesitikėjau, bet man patinka, aš nemeluosiu, aš džiaugiuosi už šią galimybę, tu prasme, aš labai didžiuojas, tu prasme, kad turiu galimybę apskritai jum plepėt, galima sakyti taip, sėdėti ir plepėt, bet neslėpsiu, kad būna momentų, kad aš tiesiog pavargstu, nes, iš ties kalbėti tiesiog taip pastoviai su savimi kelias valandas, sakykime, ir panašiai, ir vėliau prižiūrėti pačią radio stotį ir panašiai, nėra labai lengvas dalykas. Kažkaip galvau, kad bus lengviau, gal taip pasakysiu, prisipažinsiu. Bet taip, pavargsiu. Bet man patinka šitas dalykas. Čia nėra blogas nuovargis, čia nėra taip, kad aš jau pradedu galvoti, kaip čia viską pabaigti ir panašiai, ne. Man tiesiog tas toks natūralus nuovargis, sakykime, kalbėjimas su savim. Nežinau, gal ir jums tai būna, tiesiog pabandykit pašnekėti su savim, taip, nežinau, žiūrėdami į sieną, arba kaip aš žiūriu į tokią žalią lemputę dabar, jeigu kažkam įdomu, ką aš žiūriu, tai aš dažniausiai, kai šnekuosiu su savim, aš žiūriu į užrašus, tu prasme, ir vėliau, tu prasme, pasikartojęs tos užrašus, tiesiog žiūriu į tokią vieną žybsinčią lemputę, kuri man signalizuoja, kad, eteris veikia, galima sakyti taip. Tai taip, atsakiau abu klausimus, galim judėti į šiandienos temą, tikiuosi. Taigi, mėlėjai, nežinau, ar supratot ar ne pačią myslę, aš bandžiau pateikti ją kuo aiškiau, tai tiesiog pateikiau vieną žmogaus portretą, piešinį, nežinau, žmogaus toksai kaip ir portretas nupieštas ir panašiai, kairiai pusė, čia tie, kas mus seka socialinėse medijose, tikriausiai matėt, tai kairiai pusė buvo viena myslė, dešinėje kita, tai kairėje pusė esanti myslė, kaip ir minėjau, buvo kažkoks portretas kažkokio žmogaus, ganėtinai jauno ir atrodo iš senovės ir panašiai, ir tai buvo portretas iš tokio asmens, kurį mes žinom kaip istorijoje, kaip Kasparas Hauseris. Nežinau, ar esat girdėję apie tokį žmogų ar ne, bet tai iš esmės yra žmogus, kuris iki šiol niekas nežino jo paslapčių, gal taip sakykime. Niekas nežino, iš kur jisai kilęs, niekas nežino, kiek jam buvo tiksliai metų, kada jo buvo gimtadienis, niekas nežino, ar jo apskritai vardas buvo Kasparas Hauseris. Ir dauguma žmonių galvoja, kad, kai kurie galbūt žmonės, net nesakyčiau dauguma, bet kai kurie mano, kad jis buvo apsimetėlis, kad jis buvo melagis paprasčiausias, kuris siekia tam tikros naudos savo per savo išburtas istorijas, sakykime, ir panašiai, bet kiti žmonės galvoja, kad galbūt jisai buvo išties paauglys, kuris patyrė savo vaikystėje, tu prasme, nuo pat gimimo patyrė didžiulės traumas apskritai patyrė gyvenime ir sugebėjo nepaisant visko, išgyventi, bet galų gale lemtis jo buvo liūdna, kaip mes šiandien išsiaiškinsim istorijai, kuo viskas pasibaigė jo pati istorija. Tai nežinau, ar matėt dar ant pačio portreto, ta prasme, matosi, kad lyg pats Kasparas, ta prasme, mes jį vadinsim ne Kasparu Hauseriu, taip žinot, vardas ir pavardė, o tiesiog neformaliai sakysim tiesiog Kasparas. Tai Kasparo portretas, kurį paviešinom mūsų socialiniam, sakykime, profilyje, tai Facebook'e, jisai turi tokį kaip ir, nežinau, galbūt randą kaktos, nežinau, ar jisai matosi labai aiškiai, bet bent jau aš jį matau. Tai bent jau tas randas ant kaktos irgi turi savo istoriją, irgi pašnekėsim ir panašiai. Tai tikiuosi, kad pasiliksit, istorija iš ties yra įdomi, labai keista, galbūt net nežinau nuo ko iš tikrųjų pradėti, todėl aš čia labai ilgai iš esmės labai ilgai, ta prasme, praktikavausi, nuo ko pradėti šnekėti ir panašiai. Bet pabandysiu, ta prasme, kuo aiškiau viską papasakot. Tai pasilikit kol kas. Tai įsivaizduokit 19 amžių, ne? Tu prasme, žmonių buvo visokių ir, kaip minėjau anksčiau, galbūt žmonės buvo šiek tiek keistesni tiek 20, tiek 19 amžiuje. Žmonės, jeigu žiūrėsime viduramžius, apskritai vėlyvuosius, ta prasme, viduramžius, tarkim, 14 amžius ir panašiai, mes jau kalbėsim apie išvis keistus žmonės, kurie, raganavimu tikėjo, apšaukinėjo kitus žmonės raganavimais ir panašiai. Čia iš vis atskira tema ir panašiai. Bet šiuo atveju mes kalbėsim apie žmonės, kurie, dažnai tikėdavo sąmokslais, kurie yra galbūt susiję labiau su karališkomis šeimomis, su bajorais ir panašiai. Ir mes šiandien kalbėsim daugiau apie Vokietiją. Tai taip, mums dar nėra taip labai artima, čia vis tiek, bet jau mes kalbam apie Europą, galbūt, sakykime, apie Europos šalį. Tai taip, sąmokslai bus vėlgi susiję šiek tiek su pačia šeimomis, galbūt, aukštuomenė ir panašiai. Nežinau, pasilikit, čia bus įdomu pakalbėti. Aš labai mėgstu istoriją, aš mėgstu visokias įvairiausias tas bajorų šeimas ir nagrinėti jų tuos medžius, bet bus įdomu pasiaiškinti, kas šiandien viskas vyko. Tai iš esmės, kaip ir sakiau,
to meto žmonės buvo ganėtinai keisti ir to meto įstatymai buvo ganėtinai keisti, žmonės keistai elgdavosi radę žmogų, kuris yra net pažįstamas ir panašiai. Ir žmonės keistai elgdavosi su žmonėmis, kurie kitaip irgi kalbėjo arba keistai elgėsi. Tai kaip pavyzdys, mes turim Aspergerio sindromą, ar ne? Tarkim, mes žinom, kad yra kai kurių žmonių, kurie, turi, paprasčiausiai turi autizmą, tarkim, kaip čia pasakius, tam tikras, ta prasme, yra sindromas, ar ne pas žmonės. Mes sugebam tą toleruoti ir mes tą suprantam. Bet ankstesni žmonės paprasčiausiai prezimuodavo, kad žmonės, kurie panašiai elgdavosi, sakykime, arba, demonstruodavo tokius dalykus, iš tokių žmonių būdavo, jų būdavo vengiama, ta prasme, galvodavo, kad jie yra išprotėję arba su jais kažkas yra negerai. Ir, tiesiog buvo labai tas kolektyviniai nusistatymai prieš žmonės. Net nemogu kitaip tą paaiškinti. Tai mes ką pastebėsim, tai šitoje istorijoje dažnai bus tokie kolektyviniai nusistatymai prie žmogų, kuris gan keistai elgėsi. Bet kartu aš neslėpsiu, kad aš šiek tiek ir skeptiškai žiūrėjau į patį Kasparą ir jo istoriją. Nes jinai yra šiek tiek tokia per daug gera. per daug, ta prasme, įtikinama, bet ir kartu ne visai įtikinama, tam tikros detalės lieka mįsle bent jau man. Tai gerai, užtenka man čionais erzinti jūs, galim pradėti normaliai jau nuo pačio Kasparo Hauserio istorijos. Ir, pradėkime nuo pat pradžių, tai 19 amžius, Vokietija, Nürnbergas, 1828 metai galbūt, kad būtų dar aiškiau. Gegužės 26 diena ir Nürnbergo gatvėse pasirodo berniukas, paauglys, bent jau iš pažiūros jisai atrodo kaip paauglys, jisai atrodo ganėtinai, nuskurdęs, pavargęs, išsigandęs, mikčiojantis, sunkiai šneka, nelabai bendraujantis žmogus, bet jisai su savimi turi keletą laiškų, keletą vokų su laiškais. Ir jisai, jį galų gale užkalbina kai kurie žmonės, jie pradeda kalbinti jį ir jie pastebi, kad jisai labai sunkiai šneka ir jisai sugeba ištarti tik kelis sakinius, kuriuos pastoviai kartoja. Tas pats žmogus, ta prasme, jisai, taip ir jisai tampa žinomas kaip Kasparas Hauseris, bet jisai ko paprašo? Jisai paprašo, realiai pasišnekėti su kapitonu vienos, sakykime, kaip ir netoliese esančio būrio, sakykime, vado kapitonu, nes čia vėlgi susiję šiek tiek su armija bus, tai, savaime suprantama, 19 amžiaus pradžia, Vokietija, Nürnbergas ir panašiai, netoliese tas berniukas, sakykime, gal geriau paauglys, nes jam buvo tikėtina, kad buvo jam apie 16 metų. Tai Kasparas vaikščiojo po Nürnbergą, jis netoliese yra tos, gal sakykime, tų instaliacijų, ten, kur randasi pati kariuomenė. Ir jisai ieško konkrečiai kapitono, nes jisai tuos laiškus nori perduoti būtent jam. Atrodo, kad tie laiškai yra būtent tam kapitonui adresuoti. Viskas atrodo kol kas keistai, nes žmonės apsupa Kasparą, jie su juo nesugeba susišnekėti, bet Kasparas kartu ir neduoda savo laiškų niekam skaityti. Žmonės pamato, kad jie yra adresuoti konkrečiai tam kapitonui ir jie bando nukreipti daugiau mažiau Kasparą iki to kapitono, kad jisai išsiaiškintų vis dėlto, kas čia per žmogus ir ar jam reikia pagalbos ir panašiai. Tai vėlgi metų kolektyvinis, tas toks dalykas ir panašiai ir visi bando padėti galų gale. Tai ar esat girdėję, čia taip nutrauksiu iš karto, bet ar esat girdėję apie sulaukėjusius vaikus tokį dalyką? Apie žmonės, kurie, čia išties gan žiauri galbūt tema, gal kai kuriem labai jautri, bet apie žmonės, kurie yra užauginti, sakykime, kaip pavyzdys Mauglis, ar ne? Tikriausiai girdėjot pačią istoriją, ta prasme, Mauglis nėra čia kažkas, negirdėto, čia ta prasme, berods Kiplingo istorija, džiunglių knyga. Džiunglių knyga Rudyardo Kiplingo, dabar suklydau ją, taip, Rudyardo Kiplingo knyga, džiunglių knyga, taip. Ir joje yra ta istorija, žymioji Mauglio istorija. Tai berniukas, kuris buvo užaugintas gyvūnų, ar ne? Tai dažnai atsirado, ta prasme, ir nuo tos istorijos, tai ir tokia sąvoka kaip nesulaukėjęs vaikas. Tai ar esat girdėję tokią sąvoką? Tai konkrečiai dažnai daug kas galvoja, kad Kasparas Hauseris buvo būtent tas vienas iš tų sulaukėjusių vaikų. Sulaukėjai vaikai tai būna dažniausiai arba užauginti kitų gyvūnų, kas yra labai reta, arba užauginti apskritai be socializacijos, sakykime, vaikai. Tokių atvejų yra buvę ir jie yra ganėtinai žiaurūs, tai yra, yra daromi, ta prasme, moksliniai tyrimai, bet buvo daryti anksčiau, galbūt, sakykime, dar 20 amžiaus vidury, siekiant išsiaiškinti, ta prasme, kas atsitinka žmogui, su kuriuo, kaip pavyzdys, nebendrauja ir kuriam nėra suteikiamos tos galimybės bendrauti su kitais. Sakykime, tai įsivaizduokit jūsų vaikystę nuo pat gimimo, jūs esat uždaromas, tarkim,
kokiam nors kambaryje. Ir jūs užaugot iki kokios beveik paauglystės, galima sakyti, o gal net ir iki paauglystės, sakykime, jums jau 13 metų ir jūs apskritai nebendraujat su jokiu žmogum nieko, jūs nei mokat rašyti, nei kalbėti, nei skaityti. Kaip jūs elgtumėtės, ta prasme, kaip jūs, ar jūs mokėtumėt vaikščiot kaip pavyzdys, jeigu jūs niekad nematėt, kad žmonės vaikščioja kaip pavyzdys, jūs dažniausiai žmonės pamiršta, kad daug ką mes išmokstam iš kitų, paprasčiausiai stebėdami savo tėvus, savo draugus, sakykime, mes išmokstam daugybę dalykų iš kitų žmonių. Mes nesimokinam kaip pavyzdys, nuo kūdikystės, ta prasme, gimė vaikščioti iš karto ant kojų ir panašiai, mes dažniausiai nuo kūdikystės stebim, kaip mus mokina, ta prasme, mes iš to mokinamės. Ir jeigu žmogus, to negauna iš pat pradžių, tai kažkokiu momentu, tai yra praėjus tam tikram laikotarpiu, jisai daugiau niekada to neišmoks. Tai tokiu atveju yra buvę istorijų, ta prasme, tų sulaukėjusių vaikų, kaip pavyzdys yra žymioji Jenny. Jenny, ta prasme, buvo viena tokia mergaitė, kuri berods iki pat paauglystės, iki 12 ar 13 metų buvo laikoma uždaryta kambaryje. Jinai net būdavo pririšama, ta prasme, savo tėvo, tokioje, kaip kėdėjai galima sakyti, ir jinai realiai būdavo visą laiką sėdimoje pozicijoje ir panašiai. Tai kas atsitikdavo, ta prasme, kas atsitiko apskritai Jenny, tai yra tas, kad nors ir jinai buvo išgelbėta, bet jinai realiai niekada gyvenime neišmoko šnekėti ir bendrauti. Jinai išmoko labai tą ribotą kiekį bendravimo. Jos intelekto koeficientas, kaip pavyzdys, buvo labai žemas, išliko. Nors jinai nepasakytum, kad jinai buvo genetiškai neapdovanota, kad jinai galėtų mąstyti. Jinai buvo normalus žmogus, sakykime, bet tiesiog, kadangi jinai nesugebėjo ir jai nebuvo suteikta galimybė mokintis iš kitų, jinai apskritai po tam tikro laikotarpio nebegalėjo daugiau šnekėti. Ta prasme, jinai nebegalėjo daugiau ir išmokti tų dalykų. Jinai paprasčiausiai buvo tas grynas sulaukėjęs vaikas, nors ir daugybė žmonių dėjo pastangų, psichologų, terapeutų ir panašiai dėjo pastangų, kad ją išgelbėt, sakykime, kad ją išmokint šnekėt. Jinai nors ir kažkiek mokėjo, bet labai mažai. Ta prasme, iš esmės jos buvo neįmanoma išmokinti. Tai čia yra sulaukėję vaikai. Ir Kasparas Hauseris yra dažnai priskiriamas prie tų sulaukėjusių vaikų, kadangi atrodo iš jo elgesio ir iš to, ką jisai vėliau papasakos, jisai lyg ir buvo iš jo atimta ta galimybė bendrauti su žmonėmis. Jisai kažkaip buvo keistai augintas, galbūt kažkas jam buvo blogai atsitikę ir panašiai. Jisai vėlgi, kaip ir minėjau pačioje istorijos pradžioje, tai jisai iš esmės su nieko nebendrauja, jisai vos kelis žodžius sugeba išlementi, kelis sakinius ir jisai dažnai kartoja, tarkim, savo vardą, kaip pavyzdys, aš Kasparas Hauseris, jisai dažnai kartoja tokius dalykus kaip, pavienius žodžius, tarkim, arklys prabėgantis ir panašiai, bet dažniausiai jisai kartoja tą vieną sakinį, kad jisai nori tapti, ta prasme, kareiviu, taip pat kaip ir jo tėvas buvo. Ta prasme, labai keistas sakinys ir iš esmės atrodo, ta prasme, keistai, nes žmonės, ta prasme, paklausė jo, kas jisai toks, ko tu nori, jisai sako, aš noriu tapti kareivis ir ta prasme, taip pat kaip ir mano tėvas. Tai labai atrodo keistas žmogus ir vėlgi, kaip ir minėjau, žmonės jam padeda, jį nuveda iki kapitono, iki to minėtojo kareivinių galbūt kapitono, iki vieno būrio vado. Kapitonas paima tuos laiškus, kuriuos turi Kasparas Hauseris ir perskaito, kad tie laiškai yra konkrečiai, jie yra adresuoti būtent tam kapitonui, bet kartu ir ant jų parašyta, iš kur jie atvyko, ta prasme, savame suprantama, ir jie parašyta, kad iš Bavarijos sienos, taip grinai parašyta, iš Bavarijos sienos ribų ir iš vietovės, kuri neturi pavadinimo. Ta prasme, labai keistai skamba, bet žinoma, ne viskas yra žemėlapyje išvardinta ir mes kalbam apie 19 amžiaus pradžią, kaip ir minėjau, 1828, tai atsivertę to meto žemėlapį tikriausiai rastumėm pilną gatvių, pilną vietovių, kurios tiesiog neturi pavadinimo. Žinot, prasme, žmogus gyvena, jisai žino, kur jisai gyvena, jis tiesiog negali normaliai įvardinti to, nes jis, nežino, neturi pavadinimo. Taigi, tas laiškas atrodo atkeliavo iš niekur, iš kažkur, kur yra, Bavarijos konkreti siena. Nežinau, ar žinot Bavarija, kas yra Bavarija, yra konkrečiai tas tam tikras regionas, prasme, Vokietijoje, Münchenas yra sostinė realiai Bavarijos, tai čia kaip pavyzdys tiem, kam yra įdomu. Tai atrodo iš laiško, tu prasme, turinio bent jau taip iš išorės pasižiūrėjus niekas yra neaišku, yra dar adresuoti nurodyti metai, tie patys 1828, bet daugiau kaip ir nieko. Kasparas išsitraukė dar keletą laiškų ir, tu prasme, atrodo, kad jie yra visi parašyti tą pačią ranką. Atrodo, lyg tas pats žmogus surašė visus tos laiškus, tai čia irgi yra svarbi detalė. Ir laiškuose yra nurodoma, kad, tu prasme, Kasparas yra
kaip ir vienintelis išgyvenęs vaikas, sakykim, šeimoje, kad jo tėvas yra miręs, kad jo tėvas lygiai taip pat buvo, kažkoksai karo vadas, kažkas panašaus. Tiksliai nėra nurodoma, kas. Ta prasme, labai yra vangiai ir paprastai yra paaiškinama, kad realiai Kasparas siekia tapti taip pat kaip ir jo tėvas kažkada buvo, kuris žuvo, kareivių, ir kad, jisai kreipiamasi tuo laišku į tą patį, ta prasme, kapitoną, kad Kasparas būtų išauklėtas, čia taip paprastai tariant. Labai keistas laiškas, iš tikrųjų, aš jį dabar pats bandau išskaityti, bet, ta prasme, iš esmės jisai labai paprastai apibūdina, kad Kasparas moka kelis žodžius, kad jisai yra labai, ta prasme, prastai išauklėtas, galima sakyti, kad jisai mažai ką žino apie patį pasaulį. Ir iš esmės, kad jį prašo paimti, ta prasme, sakykime, jį įsivaikinti, galima taip sakyti, kad jo prašo įsivaikinti ir kad jeigu nepavyks, tai paprasčiausiai galite jį pakart. Tai čia irgi yra keista istorijos dalis, tai ta prasme, jeigu jūs nenorit jo priimti, tai jūs galite su juo daryti, ką norit, jūs galite jį pakart. Čia vėlgi, kaip ir minėjau, buvo keisti laikai, tai tais laikais galbūt pakart žmogų nebuvo labai keista. Jeigu jisai, sakykime, nepatikdavo liaudžiai, taip sakykime, paprastai tariant, bet taip, iš esmės, atrodo, mes turim kažkokį paauglį, kuris galbūt gimė 1812 m. balandžio 30, nes tame pačiame laiške buvo tas pats nurodyta, kad jisai gimė tais metais, jo vardą pakartoja ir kad, iš esmės, kaip ir viskas, čia viskas, ką mes žinom apie Kasparą Hauserį, tai prasme, kad jisai yra labai mažai išmokintas, kad jisai mažai ką žino, jisai žino tik tais, kad jo tėvas mirė ir jisai, kad galimai buvo kareivis ir kad realiai viskas. Ir žmonės susigaudo, kad reikia kažką daryti, taigi visi susivienė ir realiai, kadangi Kasparas Hauseris taip ir yra pripažįstamas kaip ir, čia taip ūkiškai labai tariant, tais laikais paprasčiausiai elgetas, sakykim, benamis. Ir dėl to jisai yra uždaromas į tokį kaip ir kalėjimą, galima sakyti. Žmonės seniau tokius benamius, sakykim, kurie nesugebėdavo, turėti namų, galbūt apskritai ar pasistatyti namų, ar turėti žemės kokios nors, jie paprasčiausiai valstybė tokius žmonės uždarydavo, prasme, kokios nors kalėjimas. Tai Kasparas buvo uždaromas į kalėjimą ir iš esmės tai patraukė daugybės kitų žmonių dėmesį. Tai kaip ir minėjau, Niurnbergas yra gan didelis miestas tuo metu, ir dabar yra didelis, bet tuo metu jau žinot, jau vis tiek civilizuotas labiau pasaulis. Tai Vokietijoje čia ganėtinai didelis miestas, vis tiek žmonės pastebėjo, kad čia per keistas žmogelis, keistai elgiasi, kažkokius keistus vokus dalina ir panašiai bando keistai šneka ir visi bando išsiaiškinti, prasme, kas jisai toks buvo. Tai vėlgi istorija prasideda nuo to, kad iš esmės Kasparą perims, čia aš vėlgi nevardinsiu kiekvieno žmogaus po vieną ar po du, bet labai paprastai pasakysiu, kad Kasparas turėjo daugybę tų įtėvių, gal taip sakykime, nes nuo pradžių galima sakyti, jį įvaikino visa valstybė, ar ne, čia taip ūkiškai tariant, bet po to, Kasparą pasisiūlė kai kurie iš liaudės, sakykime, atstovai jį įsivaikinti. Ir tie žmonės jį įsivaikindavo dažniausiai su tuo tikslu, kad jį sakykime, įdarbint, kur nors dirbti. Ir kartu jį išmokinti kalbėti galų gale, tai paprasčiausiai tariant, ir kartu jį ir išmokinti, ta prasme, išsiaiškinti, kas jisai toks buvo per žmogus. Tai čia yra įdomus planas iš tikrųjų ir mes pamatysim, kad ateityje, su laiku kažkas ir gavosi, ta prasme, išgauti kažkokį planą, ta prasme, kažkiek tą planą įgyvendinti, bet mes ir kartu pastebėsim, kad Kasparas turėjo kažkiek paslapčių. Nes, kaip ir minėjau, čia yra labai svarbi viena detalė buvo, tai kad visi tie laiškai, kuriuos Kasparas pateikė, jie buvo parašyti viena ir ta pačia ranka. Tikriausiai esat girdėję šitą dalyką, ta prasme, tyrėjai dažnai tą daro, kaip pavyzdys, jeigu nori atspėti, kas kažką parašė, tu dažniausiai duodi lapą popieriaus ir paprašai žmogaus perrašyti kažką. Jisai vienas iš tokių įgimtų dalykų, ką mes turim gyvenime, tai mūsų pačių, sakykime, raštas, ar ne? Jisai ganėtinai unikalus, ta prasme, jo taip labai lengvai nerasi antro žmogaus, kuris lygiai taip pat rašo taip kaip tu, tarkim, ar kad tam tikras raidės rašo taip kaip tu, taip tam tikras klaidas nedaro taip kaip tu, kaip pavyzdys. Mes ganėtinai unikalūs, sakykime, esam žmonės. Tai kaip ir minėjau, kas pastebėtina, tai tose laiškuose, tai kad jie yra labai panašus. Jie atrodo, lyg jie yra parašyti tos pačios rankos galbūt. Ir Kasparas iš esmės,
kol kas nemoka normaliai nei rašyti, nei kalbėti. Jisai kol kas tik tai žino savo vardą normaliai, jisai pasako tik tais, kad jisai Kasparas Hauseris. Jeigu jisai kažko nesupranta, jis pasako nežinau, tiesiog nežinau, jeigu jo kažkas kažko klausia. Jisai žino žodį žirgas, kaip minėjau. Jisai moka užrašyti savo vardą pavardę. Jisai Čia prie to paties žmonės pastebi, kad, jisai, kai parašo savo vardą pavardę, tas raštas sutampa su tais laiškais. Ir tikriausiai suprantat, kad tai reiškia, kad gal jisai pats surašė tos laiškus ir jisai apsimetė. Paprasčiausiai tuo pamestinuku jisai apsimetė, esantis tuo, ko jisai iš tikrųjų nėra. Kad jisai yra tas, sakykime, Niurenbergo mauglis, kažkas panašaus į Niurenbergo mauglį, tas laukėjas vaikas, kuriam reikia pagalbos. Jisai tą save tokį patikė kaip vargšą. Tai skeptikų atsirado jau iškart nuo pat pradžių, bet čia, kadangi yra istorijos pradžia, tai mes vis tiek turim daugybę žmonių, kurie bando padėti Kasparui. Tai jie bando vis tiek pirmiausia išsiaiškinti, kaip jį išmokinti, kalbėti, kad jisai galėtų paaiškinti savo istoriją, ką jisai prisimena. Vėlgi, jisai jam tik 16 metų dar, ir tai dar net neaišku, ar tikrai 16, nes jo gimimo data yra nurodoma tame pačiame laiške, kuris vėlgi neaišku, ar jisai yra autentiškas ar ne, buvo parašytas arba paties Kasparo, arba kažkieno kito, bet net nežino. Vėlgi, jokių dokumentų apie Kasparą neįmanoma rasti, niekur. Bavarijoje apie jį niekas nieko nežino. Jokie žmonės nepateikė jokios informacijos, kad čia yra jų vaikas, ar kad jų giminaitis, ar panašiai. Ir daroma išvada, kad jisai ir išties tas, sakykime, nežinomas asmos, sakykime, išties tas laukinis vaikas. Todėl žmonės pradeda dėti pastangas išsiaiškinti jo istoriją, tai jie pradeda mokinti Kasparą, jie pradeda įvairiausiais būdais jį bandyti išmokinti, dėlioti žodžius, skaityti, rašyti, sakykime, visų šitų bendrinių dalykų. Ir ką aš minėjau pačioj pradžioj, tai kad minėjau, slaukėjo vaikai turi tam tikrą ribą amžiaus. Nuo kada jau, gauti kažkokią naują informaciją ir išmokti kažką naujo tampa pernelyg sunku. Tai kaip pavyzdys mano istorijoje anksčiau minėta Jenny. Jai buvo 12 ar 13 metų, kada ją pavyko, pradėti jau mokinti normaliai, kai ją išgelbėjo. Bet jinai jau nebegalėjo išmokti, realiai jinai buvo per daug jau, sulaukėjus, kitaip tariant, aš net nežinau kaip tą pavadinti. Tai yra gaili istorija iš ties. Šiuo atveju mes turim Kasparą, kuris yra panašioj padėty, jisai praktiškai nieko nemoka, tačiau jisai, yra dar vyresnis, jam 16 metų ir atrodo, jam gan gerai sekasi greitai kažką išmokti, visus tos dalykus, jisai gan greitai išmoksta rašyti, gan greitai išmoksta kalbėti, vėlgi, kaip ir minėjau, skirtingi žmonės jį per jo gyvenimą, jį skirtingi žmonės vis įsivaikino, skirtingi vyrai, visokie mokyklų direktoriai, kaip pavyzdys, įvairiausi žmonės, bet dažniausiai jie būdavo pasiturintys, jie buvo ganėtinai turtingi, kadangi jie sugebėjo ir duoti Kasparui šiek tiek daugiau nei paprastam žmogui. Jie duodavo Kasparui galimybę pakeliauti, kaip pavyzdys, nes jie tikėjosi, kad jisai atskleis kokią nors istorijos dalį apie save ir panašiai. Taigi, žmonės pradeda jį mokinti, jis jau pradeda šnekėti jau aiškiau ir panašiai, ir Kasparas taiga pradeda pasakoti savo istoriją. Pagaliau jau Kasparas gali susišnekėti su žmonėmis, ir pagaliau žmonės jau galvoja, pagaliau kažkas paaiškės, kas čia per istoriją, kas jo tėvai, kas iš tikrųjų atsitiko ir panašiai, ir istorija yra ganėtinai baugi. Tai čia net nežinau, nuo ko pradėti, bet iš esmės, taip labai paprastai tariant, čia to perjungiu foną, kad atrodytų, šiek tiek baisiau ir panašiai. Tai, žodžiu, istorija tokia čia vėlgi prieš pabaigą, nes matot, reikės to eiti į pertrauką ir panašiai, atleiskit, kad taip atrodo per ilgai jau užtempiau ir panašiai, bet antrojoje dalyje daugiau dalykų tikrai papasakosiu. Bet Kasparas pradeda pasakot, ir čia vėlgi jisai pasakodavo dažniausiai tas istorijas, jisai buvo ganėtinai toksai kaip ir žvaigždė, tai jo papasakotos istorijos dažniausiai paplisdavo po visą miestą, tai čia irgi yra gan keistas dalykas, bet šitą įsiminkit, kad Kasparui iš esmės patiko žmonių dėmesys. Jis buvo toks, nenoriu vėlgi sakyti, kad influenceris, bet galima sakyti tų laikų influenceris. Nes jisai iš tokio visiškai nežinomo žmogaus, jisai kaip, atrodė kaip pamestinukas, net nežinau, kaip, visiškai paliktas likimo valiai žmogus, jisai tapo labai populiarus, žmonės visi juo susidomėjo, jie visi jį lankė, net kai jisai buvo įkalintas, ir dar nebuvo niekieno įvaikintas, visi žmonės jį pastoviai lankydavo, jį apklausdavo, jam duodavo įvairių vaišių ir panašiai, ir Kasparui labai patiko, matėsi iš jo išraiškos, kad jam patinka tas dėmesys, ir žmonės
pastoviai laukia jo tos istorijos. Ir, ta prasme, viskas, kas naujo kažkas paaiškėdavo apie Kasparą, ta prasme, iškart paplisdavo Vokietijoje, ta prasme, visoje Bavarijoje, ta prasme, iškart tampa aišku, kas jam atsitiko ir panašiai. Taigi, kaip ir minėjau, jie įsivaikina vienas žmogus, jisai yra kaip ir mokyklos toks kaip ir direktorius, vėliau jį įsivaikins ir filosofai ir panašiai, bet esmė yra tame, kad jį įsivaikina, jį daugiau mažiau išmokina kalbėti ir jo istorija vėlgi paplinta po Bavariją ir panašiai. Tai jo istorija skamba ganėtinai taip keistai ir baisiai galbūt. Tai jisai papasakojo, kad jisai nieko praktiškai neprisimena iš savo vaikystės, o tik tamsą. Jisai realiai prisimena, kad jisai, viskas, ką jisai darė, tai jisai gyveno realiai. Čia net keista man iš tikrųjų pasakot, ta prasme, jo tą istoriją perpasakot, bet iš esmės, ir čia atleiskit, nepykit, kad aš čia taip maišausi galbūt ir panašiai, bet iš esmės, ką jisai papasakojo, tai kad jisai didžiąją gyvenimo dalį praleido gyvendamas labai mažame kambaryje ir tamsiame. Jisai įsivaizduokit, kaip kameroje realiai gyveni. Jisai gyveno kambaryje, kuris buvo jo pasakymų, ta prasme, apie 2 metrų ilgio, metro pločio ir kažkur 1,5 metro aukščio. Tai yra išties vos ne dėžutė, galima sakyti, ar ne? Nors vėlgi kai kurie žmonės dabar šiuo metu išnuomoja tokio dydžio butus už nerealias kainas, bet čia kitas dalykas, čia tik šiaip pasijuok, žinot, bet iš esmės Kasparas Hauseris gyveno tokiame, norėjau sakyti, bute, jisai gyveno tokioje kameroje, kuri buvo išties tamsi, jisai neprisimena, kad būtų kažkokių šviesos šaltinių ar kažkokių konkrečiai langų, bet ką jisai prisimena, tai kad jis turėjo šiaudinę lovą ir jisai turėjo keletą žaislų. Jisai gyveno visiškai toj tamsoj, sakykime, jisai viskas, ką jisai prisimena, tai kad jisai gaudavo maisto realiai kiekvieną rytą, kai jisai atsibusdavo ir jisai nesutiko jokių kitų žmonių, o tik tais vieną žmogų, kuris jį paliko Niurnberge. Vėliau, ta prasme, atvežė su karieta. Tai pabandykite tą įsivaizduoti, kad ta prasme jisai realiai nuo pat jau mažens viskas, ką jisai prisimena, tai kad jisai augo kažkokiam juodam kambarį, visiškai tamsoj, kad jis turėjo, toje tamsoje jisai sugebėjo, ta prasme, jausti, kad jisai kažkokias arklio formos žaisliukus turėjo, ta prasme, vos keletą žaislų ir jis turėjo šiaudinę iš šiaudų tokią kaip ir lovą. Ir realiai juo rūpindavosi realiai kažkoksai vyras, kurio jisai niekad nematė, niekad negirdėjo. Ir jisai visą laiką būdavo užrakintas, ta prasme, ir tas vyras juo rūpindavosi realiai, kada jisai užmigdavo. Kai jisai užmigdavo, jį perrengdavo, apkarpydavo jo nagus, nukarpydavo jo plaukus, sakykime, ir panašiai. Įdėdavo maisto, dažniausiai jisai gaudavo vietoj maisto, ta prasme, kaip ir, vandenį, gaudavo vandens atsigerti ir duonos, ta prasme, jo toks maistas. Kaip savaime suprantama, tokia dieta yra labai nesveikas dalykas, ta prasme, žmogui, bet čia jisai ką prisimena, tai būtent tai ir būdavo, ką jisai valgydavo. Karts nuo karto vanduo, bent jau kaip pasakojo Kasparas, ta prasme, karts nuo karto, kai jisai gyvendavo tam kambarį, vanduo būdavo keisto skonio. Ir atsigėrus to keisto skonio vandens, jisai užmigdavo iškart praktiškai ir jisai labai kietai užmigdavo. Ir kai jis atsibusdavo po tokių momentų, tai realiai viskas būdavo pakeista kambarį. Ta prasme, būdavo išvalytas kambarys, pakeisti patalai, jo rūbai, kaip ir minėjau, jisai apkarpytas, visas sutvarkytas. Tai čia jo yra tokia istorija, kuri yra ganėtinai baugi. Jisai realiai su nieko nešnekėjo, bent jau kaip jisai teigia, jo istorija yra tokia, kad jisai su nieko nešnekėjo, jisai augo kažkokiam kambarį. Visiškai juodame, jisai toj tamsoj sugebėjo, paliesti ir žaisti su kažkokiais žaislais. Su juo niekas nebendravo, su juo niekas nekalbėjo, jisai tik tais jautė, kad yra kažkoks vyras už durų, kuris dažnai vaikščiodavo ir panašiai. Ir girdėdavosi tai. Ir tas pats vyras, užeidavo, kai jisai miegodavo ir įdėdavo, ta prasme, maisto. Tas maistas dažniausiai būdavo tiesiog duona ir vanduo. Čia tarp kitko, kai Kasparas sutiko, tarp prasme, Niurnberge, žmonės pastebėjo, kad viskas, ką jisai valgydavo, irgi buvo tik tais duona ir vanduo. Jisai nevalgydavo jokių, tokių kaip vaisių, sakykime, ar kažko labiau egzotiško. Ta prasme, jis tokių dalykų nevalgė. Nes jisai buvo tiesiog pripratęs prie tos duonos, sakykime, ir vandens, kas irgi nėra sveika. Bet kas keisčiausia, kad nors jam tik 16 metų, ta prasme, jis užaugintas iš duonos ir vandens, bent jau kaip jisai tarė, pats pasakojo, jisai atrodė ganėtinai sveikas, ta prasme, jisai atrodė, išsivystęs, kaip čia pasakius, jisai nebuvo nei labai nusilpęs ar panašiai, jisai atrodė, normalus, bent jau tą pasako žmonės, kad, ta prasme, jisai buvo ganėtinai tvirto sudėjimo, ta prasme, kaip paauglys, ir jisai buvo, sveikas, bent jau taip atrodė. Tai čia yra ganėtinai keistas tas toks momentas, aš nežinau kodėl, kaip taip gali įvykti, ta prasme, ir šiaip nesu dietologas, bet aš manau, kad
gert vandenį ir valgyti duoną nėra pats sveikiausias dalykas, ta prasme, aš nebandau sakyti, kad duonos negalima valgyti, bet tik tai valgyti ir tik tai gert, nežinau, tikrai nesveika. Ir ta prasme, tai išties gali pridaryti daugybę, kaip čia pasakius, sveikatai problemų, nežinau, bet vėlgi žmonės tiesiog nevalgykit ir negerkit taip, nedarykit tokių klaidų, žinot. Tai vėlgi, nekartokit Kasparo Hauserio, žinokit, dietos čia naujųjų metų, nesugalvokit tokių, žinot, tikslų neužsibrėžkit. Čia, aišku, juokauju, čia jau sena istorija, bet vėlgi, ar tai yra teisybė, ką jisai pasakojo, tai įsiminkit, tai mes nežinom. Viskas, ką jisai papasakojo, gali būti tik tais melagystė, tik istorija. Nes kai kurie skeptikai iš karto, prišoko, kad tokia dieta yra nesąmonė, kad, savaime suprantama, žmogus negali išgyventi iš tokios dietos, jisai būtų miręs. Ir galų gale, kam žmogų laikyti kažkokioj, kameroje, galima sakyti, visą jo likusį gyvenimą ir vėliau jį paleist. Nes Kasparo ir buvo klausima, ta prasme, kodėl jį išleido, kas atsitiko ir ką jam tas vyras, kuris jį išleido, pasakojo. Ir Kasparas labai paprastai pasakė, kad, ta prasme, jį vieną dieną paprasčiausiai išleido iš tos kameros, įsisodino į karietą ir atvežė į Niurnbergą ir ten paleido, ta prasme, tas vyras. Tas vyras su juo nieko nešnekėjo praktiškai. Jisai tik tas vyras išmokino jį pasakyti tą patį sakinį, kad jo tėvas buvo karys ir kad jisai nori juo tapti. Išmokino tas vyras jam ištarti jo pačio vardą ir pavardę, tai Kasparas Hauseris, ir išmokino kartu tas vyras rašyti Kasparas Hauseris, ta prasme, užrašyti jo vardą ir pavardę. Tai kaip jisai išmokino, tai irgi labai keista, nes aš, pavyzdžiui, iškart netikėjau šią istoriją, nes jį išmokino paėmęs jo ranką, ta prasme, jisai paėmė Kasparo ranką ir jisai rankos judesiais išmokino jį rašyti. Tai prasme, žmonės mes visi tikriausiai buvom pirmoji klasiai, mes visi mokinomės rašyti, nežinau kursyvų ar kaip jūs norit rašykit, bet kaip jūs, pavyzdžiui, mokytojai mokino rašyti? Tai prasme, dažniausiai jums parodydavo, ar iš jūsų, paimdavo jūsų ranką ir makaluodavo, tarkim, ant tos sąsiuvinio, kad jūs rašytumėt. Čia va tame ir yra keistumas tas, nes manęs, pavyzdžiui, taip nemokino, manęs mokino, kad mane ir mus apskritai, tu prasme, bent jau kiek aš prisimenu, mokino, tu prasme, parodant ant lentos, kaip rašyti, tu pamatai pavyzdį ir tu kartoji tą pavyzdį. Bet Kasparas pasakojo, kad paėmė jo ranką ir, tu prasme, grubiai rašė ir jisai iš to būdo, jisai išmoko rašyti taip pat, kaip ir buvo surašyti laiškai, nes, žinot, čia žiauriai keistas dalykas, tu prasme, kad, nes jo tas raštas, kaip ir minėjau, buvo toks pats, koks ir, jisai sutapo su tokiu pačiu raštu, kaip ir laiškai. Tai yra gan keista, kad tu gali išmokinti žmogų, tiesiog paėmęs jo rankas ir, ta prasme, pabrūžinęs ant popieriaus, išmokinti jį rašyti jo vardą ir pavardę. Žmogų, kuris niekad gyvenime nebuvo išlindęs iš tos kameros ir niekad gyvenime net nežino, kas čia yra tas rašymas. Tai čia yra gan keistas dalykas, suprantat, jūs turit išjungti šiek tiek logikos, ta prasme, kad suprast, ką jisai bando papasakoti. Tai kad realiai tas vyras tą pačią dieną, kada jisai ištraukė jį iš tos kameros, jį išmokino rašyti, jį išmokino ištarti savo vardą ir pavardę, jisai sugebėjo jam duoti tos nurodymus, ta prasme, su tuo voku, kad, ta prasme, nueit surast tavo, ta prasme, karo vadą ir panašiai, ir kad jisai jį priglaustų ir panašiai. Čia yra žiauriai keista. Vėlgi, Kasparo paklausė, ar jisai galėtų atpažinti tą vyrą. Ta prasme, Kasparas pasakė, kad nebent tik iš balso. Nebent iš balso ir iš figūros berods, nes jisai įsiminė tik tais jo tą tokį sudėjimą. Jisai atrodė kaip paprastas vyras, bet jisai pačio veido vyro nematė. Jisai buvo užsidėjęs tokią kaip kaukę, tokią kaip juodą užsklandą ant veido. Tai Kasparas būtent tą nurodė, kad jisai toks kaip operos fantomas realiai buvo. Jisai visiškai užsisklydė, anonimas ir niekas nežinotų, kas jisai toks per vyras. Tai vėlgi, tik tais iš balso galėtų atpažinti. Aišku, ta istorija, ta prasme, visoje Bavarijoje tapo sensacija. Ta prasme, apskritai, iki šiol tam tikra prasme šita istorija yra ganėtinai sensacinga. Žinot, kodėl, nes Kasparo Hauserio statulą galit rast Vokietijoje. Čia yra išties žymi istorija, jinai nėra melagystė, ta prasme, išties taip atsitiko. Tiesiog vis dar yra neaišku, ar tai, ką Kasparas patyrė, yra tiesa. Nes, žinot, žmonės gali meluoti ir žmonės dažnai meluoja. Tai čia tarp kitko, bet Kasparo Hauserio yra jo garbiai, galima sakyti, Vokietijoje, Ansbacho mieste, čia toje pačioje Bavarijoje yra jo statula palikta. Tai taip, čia tik žiniai tiem, kas lankysitės ir turistausit Vokietijoje. Bet taip, iš esmės tokia jo istorija, jisai taip ją papasakoja, bet jinai šiaip nesibaigė šito dalyku, nes pas jį įvyko, ta prasme,
du svarbus įvykiai vėliau pas Kasparo gyvenime. Ta prasme, vienas įvykis buvo pasikėsinimas į jo gyvybę, o antras įvykis buvo jau lemtingas pasikėsinimas į jo gyvybę. Ir mes kalbėsime apie tos pasikėsinimus, bet antroje dalyje, žinokit žmonės, nes kaip matau, aš jau užbėgau per ilgai ir čia jumis erzinu jau per ilgai ir tikėtina, kad šokinėjau jau per ilgai čia per visas tas temas ir panašiai. Todėl taip, nepykit, atleiskit, tikiuosi, kad dar istorija jums patinka ir yra įdomi. Ir nežinau, paleisiu šiek tiek naujos muzikos, kurios tikriausiai negirdėjot, nes, žinot, jau toj naujieji metai, aš kaip ir minėjau ir kaip ir visiems žadėjau, tai naujas grojaraštis, o prasme, radio stotyje, jisai privalės būti, tai čia šiek tiek išgirsit naujos muzikos dabar, berods 3 kūriniai, jo. Bent jau pats pirmas dabar kūrinys, kuris gros, tai būtinai jo išklausykit, nežinau kaip jūs, bet jo būtinai išklausykit, prasme, žiauriai geras. Tai taip, palieku jūs 20 minučių, plius minus, ir sugrįšim į antrąją dalį, kalbėsim toliau apie Kasparo Hauserio istoriją. O iki to laiko pasilikit su mumis, dar ne nauji metai, todėl dar nešvęskit. Ir lauksiu jūsų kitoje dalyje. Iki.